Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija. Ši laida skirta Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete aktualijoms ir naujienoms. Prie mikrofono fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Ši laida iš ties ypatinga, nes dar niekada laidoje nebuvo net 14 žmonių, 14 studentų. Susirinkdami studentai net svarstė, ar čia reikės ant grindų sėdėti, nes studija vis dėlto pritaikyta mažesniam pašnekovų skaičiui. Taigi, mėly klausytojai, pristatau jums Katalikų teologijos fakulteto religijos pedagogikos programos 4 kurso studentus. Kadangi jų tiek daug, tai mes pasisveikinsim taip pat neįprastu būdu. Taigi, 3, 4. Garbė Jėzui Kristui. Na ir klausytojų vardu aš atsakau per amžius. Ir manau dabar būtų tinkama labai greitai padaryti tokį vardų greitą pasakymą. Taigi, nes turime tik 40 minučių, laida yra trumpa, daug trumpesnė nei minčių ir gyvų širdžių skaičius. Mes galėtume čia kalbėti tikrai iki ryto. Taigi dabar 3, 4 jūsų vardai. Lina, Aldona, Jolita, Jūratė, Jurgita, Zigfridas, Andrius, Birutė, Žydrūnė, Gražina, Aldona, Justina. Na štai, ir kiekvienas, sakydamas vardą, labai stipriai turėjo pasilenkti į priekį, nes radijo studijoje yra tokios taisyklės kalbėti per sprindį nuo mikrofono, o kaipgi gali susėsti taip glaudžiai, kai mūsų tiek daug. Taigi čia mes ir pasportuosime kalbėdami ir, na, iš tikrųjų turėsime egzotinę laidą ir manau, mėly klausytojai, jums bus taip pat labai smagu. Studentai atėjo įkaitę tiesiai po egzamino, išlaikę egzaminą, aš tikiu, dar įvertinimų neturime, bet tai labai šaunus kursas, pergalingai žygiuoja per studijas ir taigi mano klausimas tiesmukas, taupydamas laiką, jūsų mielieji, klausiu provokuojantį klausimą, užduodu provokuojantį klausimą. Ką jūs čia veikiate? Vis dėlto teologijos fakultete vyksta egzotiškos studijos, kurios nemoko jūsų nei pirkti, nei parduoti, nei kažkaip tai vikriau, vingriau visuomenėje kovoti, braunantis alkūnėmis, kas taip svarbu šiandien daugeliui lietuvių. Kas su jumis nutiko, kas jums pasidarė, kodėl jūs tokie keistuoliai, kaip jūs atsidūrėte, kodėl jūs leidotės į religijos studijų nuotykius? Į tiesmukus klausimus tikriausiai dėrėtų atsakinėti vyrukams, tai aš ir galbūt pradėsiu. Pats man tai atsitiko prieš 10 metų. Aš prieš 10 metų sprendžiau sąmoningai už tikėjimo kelią ir natūralu, po 20 metų ir tame bėgi vis laik norėsiu gilintis į tikėjimą, aiškintis, kas per dalykas, tikėjimo dalykai, Dievas, Dievo veikiamas pasaulyje. Ir tas mokymasis dabar, po 20 metų, kai aš tikėjau, tai man natūrali būsena. Aš noriu gilintis toliau ir noriu jau galbūt kažkiek rimčiau, nes tuo labiau pradėjau mokyti vaikus bažnyčioje, parapijai ir norisi kažkokio profesionalesnio gilinimosi, geriau pažinti tos tikėjimo dalykus, nes vis tiek jau bendraujant su vaikais, jau tokia didesnė atsakomybė jaučiu. Ir dėl to rinkausi tokias profesionalesnės studijas, nes galėčiau skaityti knygą savarankiškai ir užtektų galbūt ar paklausyti pamokslo, ar ten dalyvauti kokiam renginį, rekolekcijose dalyvauti. Ir dar vienas dalykas, kodėl aš rinkausi tokias studijas ir tikėjimo studijas, tai kad, gal tikėjimo studijas jau nederėtų įvardyti, bet kodėl rinkausi studijas tokiam amžiui, jau vis 40 metų ir mūsų čia daugumos tokio amžiaus yra, tai dėl to, kad tikiu vis dėlto, kad pritariu tai minčiai idėjai, kad gera yra mokytis visą gyvenimą. Paskutinį, ką noriu pasakyti, kad kodėl rinkausi vis dėlto tikėjimo studijas, dėl to, kad kodėl aš pasirinkau tikėjimo kelią. Todėl, kad, aišku, aš negaliu sakyti, bet tikriausiai mano tas pasirinkimas vyko atgimimo laike. Tai aš kaip koks surfingistas iššokau tuo metu į Dievo pasaulį. Kodėl žmonės pereina tikėjimą? Aš paprasčiausiai susimąsčiau apie gyvenimą rimtai. Buvau jaunas, man nieks nerūpėjo. O kai atgimimas mane pažadino apmąstymams, rimtiems apmąstymams. Ir tada, aišku, aš jau
aiškinausi, kas gyvenimas jau tas iš pagrindų, tas pačios gyvenimo pagrindus. Ir tada susidūriau su Dievo tema ir aišku, aš sakau, Dieve, tebūnie tau taip. Buvai pagautas. O aš truputėlį norėčiau prie intrigos tos grįžti dėl pirkimo. Aš kaip moteris noriu pasakyti, kad man, pavyzdžiui, netrukdo pirkti šitą specialybę. Tarkim, ir nesijaučiu visiškai išskirtinai kažko tai išskirtinės. Tai tiesiog mano pirkimas dabar, kur kas prekės tos, kur kas vertingesnės ir šiek tiek pasirinkimas kitoks tų prekių. Ir negaliu pasakyti, kad aš einu į nuostolius su savo pirkimu. Atvirkščiai aš jaučiuosi kažkaip, kad mano tas pirkimas tų prekių, kurias aš gaunu studijuodama, yra, na, žinot, iš tiesų vertingesnis. Ir galiu pasakyti, jeigu galvoja tie, kurie kad studijuoti būtent šitoj profesijoje, galima pasakyti, kad tu esi kažkoks jau išskirtinis, kažkoks kitoks, tai aš tokia nesijaučiu. Aš manau, kad aš atvirkščiai galiu eiti dabar per gyvenimą ir man lengviau filtruoti tai, kas yra šitam pasauliu, kas yra tikra ir kas ne. Aš labai džiaugiuosi, jog manyje atsirado filtras. Tai va, tai dėl pirkimų, man atrodo, kad galit nebijot, drąsiai studijuoti, jūs dar pirksit. Aš gal norėčiau irgi pasidalinti patirtimi, kai Andrius minėjo, kad mes susirinkome čia tikrai su labai įvairiomis patirtimis gyvenimo, nes esame baigę ne vienas jau aukštąjį mokslą ir turim specialybės. Ir šitas mūsų pasirinkimas iš tiesų labai turtingas susirinkus čia pasidalinti vieni su kitais, ką mes jau turime gyvenime ir dalintis iš tikrųjų su dėstytojais, nes paskaitose tikrai mūsų ta patirtis labai įdomu, kad jinai atliepia ir paskaitose ir mes iš tikrųjų tai, ką turime, statome ant tokio tikrai kitokio kokybiško pamato. Ir aš kaip būdama 3 vaikų mama, atėjus čia į pedagogikos studijas, religijos pedagogikos, tikrai augu kartu su savo vaikais, nes jie auga ir iš tikrųjų vaikai šiandieną labai yra protingi ir išmintingi ir man kaip mamai tikrai iškyla daug iššūkių būti mama ir net kaip mamai man tai yra didžiulis džiaugsmas ir patirtis mokinti šitose studijose, kadangi vieną dieną mano dukra grodama smuiku 10 metų uždavė tokį klausimą, jinai sako, mama, žiūrėk, aš vakar grojau smuiku, aš šiandien groju smuiku, rytoj grosiu smuiku ir kokia viso to prasmė, aš ir pasensiu ir numirsiu to smuiku. Ir šiandieną man besimokant šitose studijose aš esu įgali su jie diskutuoti šitom temom, ko aš nebūčiau padarius prieš 4 metus. Ir tikrai labai džiaugiuosi, nes mes augam kaip asmenys čia. Ir brestam kaip asmenys tikrai nuostabioje kokybėje ir esame laimingi, kad galime ir turime mokintis tuos dalykus, kurie mus tikrai brandina ir augina kaip asmenis. Turbūt reikia įsiterpti ir laidos vedėjui, nes laidos vedėjai mėgsta intrigas ir aš dėl intrigos net nepaminėjau, kad esate neakivaizdinių studijų studentai ir dabar klausytojai galvoja, kaip čia tam fakultete, juk stoja iškart po 12 klasių, čia tokie brandų žmonės ir vaikus augina. Ir taigi, taip, mėly klausytojai, ypatinga laida, ypatingas kursas, tai yra labai gyvas kursas, na, išskirtinis, sakyčiau, visi su originaliais atsakymais, originaliais ieškojimais ir studijose vyksta, nu, patys neįtikimiausi, maloniausi dalykai. Mes meldžiamės giedodami prieš paskaitas, studentai meldžiasi už dėstytojus, kursas turi savo šventąjį globėją Joną Paulių II ir tai yra kursas, kuris įkvepia turbūt ne tik save, bet ir dėstytojus. Dėstytojams paskaitos šiame kurse yra rekolekcijos. Tai taip paaitrinės atmosferą ir čia taip pat studijoje vyksta procesas. Viena kursiokė fotografuoja mus čia, mes čia susėdę. Paitrinės taip atmosferą, klausiu jūsų ir dar kartą ir toliau, kas dar turite minčių. Ką jūs čia veikiate? Čia aš studijuoju ir norėjau išsiaiškinti, atėjus į šį fakultetą, kurgi laimė yra, kurgi yra žmogaus laimė. Kiek pažįstu ir aš pati ir ekonomiką studijavau, žiūrėjau ir socialinius mokslus. Ir aš manau, kad daug kas pasirenka specialybės teisininko,
bet ir matau, kaip atrodo išoriškai žmogus pasiekė, bet viduje jis lieka nelaimingas. Nes bet kokia kliūtis, tai yra bet kokia kliūtis darbo netikimas, arba bent tik tai stresas koks ir nežinai, kur dėtis. Tas tavo diplomas nieko nereiškiantis, lieka gulėti stalčioje, tu lieki beviltiškas ir nežinai, kodėl nėra laimės, jeigu aš turiu 2 aukštųjų diplomus. Aš, aišku, neturiu tų diplomų, 2, nepagalvokit klausytojai, kad aš tiek daug jau baigiau, bet iš tiesų tai pati norėčiau pasakyti klausytojams, kad tai pats rimčiausias fakultetas. Ir jeigu ieškai savo gyvenimo prasmės ir jeigu tu nenori nuklysti nuo tikro kelio, tai aišku, tu turi studijuoti šitam fakultete. Nes tu dvasiškai augi, tavo bendrystė įgauna visai kitą kokybę. Ir labai daug dalykų sužinojau tik 4 kurse, nes kol pradžioj tu pradedi krimsti tuos mažus laiptelės eini, atrodo, kad tau tas pats kaip visuose fakultetuose, kaip ir ekonomika studijuojant, yra ir verslas, ir ekonomika, ir kiti dalykai, ir užsienio kalba, ir išmoksti dirbti gerai, ir kompiuteriu, ir viską tu turi tą gauni, bet praktiškai šitam fakultete gauni tą kryptį, tai yra dvasiniam tobulėjimui, tu pamatai kelią į laimę. Kaip aš atėjau į šitą fakultetą, tai iš gyvenimo patirties, galima sakyti, gyvenau katalikų šeimoje nuo mažens, bet eigoje supratau, kad gyvenu kažkokį netokį gyvenimą, kad visa tai, kas mane supa, tie materialūs dalykai, kažkokie tai bėgimai, lėkimai, mūsų šeimoje yra 4 vaikai ir mačiau, kad kažkas yra ne taip. Gal atrodytų keista, atiduodu save visą vaikam, tai reikia kaip tik džiaugtis, bet supratau, kad kažko pati tuštėju. Ir tos studijos, tai man atvėrė visai kitokį gyvenimą, visai kitas vertybės. Ir iš tikrųjų atsirado tikroji gyvenimo laimė, tikrasis tas atradimas būtent pažinti Dievą, tikrąjį gyvąjį Dievą, gyvąjį tikėjimą, nes anksčiau tas tikėjimas, tikiu, bet nežinau, ką aš tikiu. Ir tikiu bet kuom, bet neaišku kuom. Tai kiekvienais metais studijų augau vidumi, tikrai kitų žmogumi ir nuo to tik tai augo ir šeima ir dabar ir pati esu gerokai paaugus. Ir, tie dalykai, kurie anksčiau buvo svarbus, dabar jie visai kitam plane ir šeima lygiai taip pat yra gerokai paaugus ir vejasi ir, jeigu taip galima sakyti, 4 vaikai, bet jau visi kaip ir tokių yra užuominų, kad ir į dvasinį kelią visi panertų. Tai čia irgi toksai labai įdomus dalykas. Čia, mėly klausytojai, kalbėjo kurso seniūnė. Prašom. Čia visi viens per kitą kelia ranką ir nori pasisakyti. Labai trumpa replika. Iš tikrųjų, jeigu lietuviai kas nors abejoja, ar mokytis, ar nemokytis, tai patarčiau neabejoti, bet bent pabandyti. Aš atvažiavau spalio mėnesį atšventęs, 40 metų jubiliejų, atvažiavau pavėlavęs, reikėjo 1 pusmetį mokėti pinigų, bet nesigailiu, nes aš irgi dvejoju, esu dvejojantis toksai. Taip, šnektelsiu aš dabar, aš iš viso kažkaip labai neaiškiom situacijom papuoliau, buvau nugrimzdęs į liūną, kaip sakoma, ir nežinau, kaip čia pavyko man iš jo įsikrapštyti su Dievo pagalba, su maldomis. Ačiū, noriu padėkoti motinai, kad labai už mane meldėsi. Ir jums, klausytojai, kad jūs ko gero irgi meldžiatės už viso pasaulio žmonės. Tai irgi pagalba didelė man buvo. Ir jeigu atvirai pasakius, tai aš nelabai suprantu, kaip aš per šitos 4 metus čia atsidūriau, taip greitai prabėgo šitie metai, bet aš esu labai laimingas ir labai patenkintas, kad aš sutikau visai kitą žmonių, galima netgi pasakyti, galbūt struktūrą, todėl kad jie visiškai kitokie, jeigu sulyginu su tais, su kuriais aš bendravau savo rate. Ir aš iš jų pajaučiau begalinę meilę, iš dėstytojų, iš mūsų kurso grupiokų. Ir
džiūgauju, aš tikrai džiūgauju, kad aš randuosi čia ir dabar ir netgi išmokau, ko gero, mokausi dar gyventi, bet čia ir dabar būti, va, ir panašu, kad tai gaunasi. Va, ir kas klauso Marijos radiją retkarčiais, o yra ir tokių žmonių, kurie visai neklauso, tai jeigu netyčia užtaikysite ant mano kalbos, tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kaip sako Andrius, pabandykite, nes tai tikrai yra šaunu, tai nuostabu, tai yra stebuklinga. Ačiū. Audringi plojimai. Na, mėlyjeji, gal atėjo laikas padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, o po to laidą pratęsime, likite su mumis eteryje, po kelių akimirkų būsime vėl su jumis. Kartu primenu, jog girdite laidą Akademija. Štai mes ir vėl eteryje, mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje su jumis laidos vedėjas Benas Ulevičius dalyjosi įspūdžiais iš Katalikų teologijos fakulteto gyvenimo. Įspūdžiai dideli, nes tikrai labai didelis būrys fakulteto studentų šiandien yra studijoje, net 14, mes vos sutilpome, kalbame viens per kitą, pasilenkdami prie mikrofonų. Tai labai smagu, įdomu, linksma ir 4 kurso religijos pedagogikos studijų studentai, neakivaizdinių studijų studentai dalyjasi apie savo nuotykį, kaip jie atsidūrė šiame fakultete, kodėl jie čia yra. Taigi 3-4 įkvėpkite oro ir pasirinkite tolesniam dalymuisi ir liudijimams. Aš norėčiau pasidalinti, kad aš augau netikinčioje visai šeimoje ir tikinčių draugų neturėjau, buvo grinai mano klajonės. Ir komunijos aš priėjusi tik tai prieš 5 metus, bet dėkoju Dievui, kad suteikė tą malonę man, kad aš pradėjau galvoti vis dėlto, daug ką pasiekiau, bet kokia ta mano prasmė. Pasižiūrėjus į šventą raštą, aš galvojau, kaip gali kiti skaityti ir suprasti. Prašiau Dievę, padėk ir man suprasti, galvoju, visi jie tokie laimingi, tikinti žmonės ir aš noriu suprasti. Ir tikrai per metus aš pradėjau mokytis tą specialybę
ir džiaugiuosi, nors turėjau labai daug trukdė vyras, jisai buvo prieš, šaipėsi iš manęs, kam tu važiuoji, kažką tu netaip darai. Slėpiau nuo mamos, kad aš mokausi šitą specialybę, bet dabar žinokit, kaip viskas gyvenime pasisekė. Mano vyras jau sako, tu tik tai baig, mokykis. Mano mama sako, gerai, tik mokykis ir pabaig. Tai tikrai linkiu, kas nedrįstat, kas esat abejonėse, ieškojimuose. Ženkit žingsnį, žinokit, nesigailėsit. Na ir girdite dabar toj spraktels, to jau. Va, čia į foto archyvą nuotraukos daromos. Taigi, tęsėme pasidalėjimą. Iš tiesų, tai man tai yra didžiulis džiaugsmas, kad mes studijuodami išgyvenam, tiesiog patiriam tą tikrą krikščionybės skonį. Ir labiausiai didžiulis džiaugsmas yra tame, kad mes kartu galime tiesiog tai išgyventi ir vieni su kitais dalintis. Ir aš matau pati, kaip mes keičiamės, kai atėjome 1 kursą ir dabar 4. Ir tiesiog matai, kad kito gyvenimas tiesiog tampa stebuklu, nes iš tiesų Dievas daro mūsų gyvenimuose labai didelius darbus. Ir tai iš tiesų mus pačius praturtina ir mes galim tiesiog tai, ką mes išgyvename čia kurse, dalindamėsi savo tikėjimo patirtimi, dalindamėsi viskuo. Iš tiesų, tai mes augom visapusiškai ir Dievas mus augina iš visų pusių. Ir labai smagu, kad mes, kai iš tiesų atvažiavę iš įvairių miestų ir išsiskirstom, išvažinėjom ir tiesiog tą šviesą, kurią gauname čia studijose, galim dalintis su kitais žmonėmis, kurie yra šalia mūsų. Ir tai yra tikrai labai labai didelis džiaugsmas. Iš kokių miestų jūs suvažiavote? Paminėjote? Vilnius. Kretinga. Mažeikiai. Iš Naujos Akmenės netgi. Joniškis. Kaunas. Vilnius. Visa Lietuva atstovaujama. Yra ir iš Klaipėdos. Ir jūs po laidos važiuosite namo, ar ne? Ir jūs Joniškis, saugos visi angelai, kad nenuslystumėt. Po paskutinio egzamino važiuosim šiaip. Laimingai. Taigi, žinot, mūsų laida jau įpusėjo, matot, labai retai tai būna, vedėjas atsipalaidavęs, aš sėdžiu tiesiog pamirkęs į malonų, man kaip rekolekcijos ir šitą laidą ir noriu perėti prie kito klausimo. Aišku, galima dalintis ir apie fakulteto nuotykius, bet jūs tokie gyvi tikinti žmonės, aišku, visi mes netobuli, bet tikrai nepaslaptis ir dėstytojai įkvėpti ateina pas mane kaip pas dekaną ir sako, koks nerealus kursas, sako, mano tikėjimas sustiprėjo ateinančiom keliom savaitėm, tai mažiausiai. Todėl nenoriu praleisti tos galimybės, mūsų klausytojai verti pasidalymų ir įkvėpimo. Kas jūsų tikėjimą gaivina? Kaip jūs keliaujate šitoje tikėjimo kelionėje? Kas yra jūsų kasdieninė duona? Kas yra ta esmė? Gal kažkokie paslaptingi metodai, o gal kažkas labai paprasto? Kas dar nekalbėjote? Aš norėčiau pasidalinti savo patirtimi tiek studijų, tiek tikėjimo kelyje. Iš tikrųjų, pradėdama studijuoti, man, galima sakyti, mokslai sekėsi mokykloje neipatingai, todėl baimė buvo tikrai, tokia mintis, kad universitete studijuoti tai reikia būti kažkokiam ypatingam, turėtų žinių visokių ir panašiai. Viskas įvyko nuo minties, kad galbūt, kodėlgi nepabandžius ir pačiai netgi kaip ir toks nerealus dalykas, kad jau aš 4 kurse ir man neblogai sekasi. Iš tikrųjų, man labai neblogai sekasi, aš taip džiaugiuosi, kad galiu gilinti savo tikėjimą, kad galiu savo intelektualinį, ugdyti visas vertybės ir panašiai. Iš tikrųjų, labai daug gaunu gerų dalykų iš dėstytojų, ypatingai 1 kursais, nes aš esu iš Naujosios Akmenės ir mano kelias į Kauną kas 2 savaitę
reiškia 4 valandas į vieną galą ir 4 atgal. Tai per tą laiką, iš tikrųjų, ypatingai grįždama iš studijų, kas vykdavo paskaitose, mintise apmastydavau, kas buvo kalbėta. Iš tikrųjų buvo viskas labai nauja, viskas buvo nauja, man, reiškia, ta informacija mane taip gaivino, man tiek davė apmąstymams ir galiu pasakyti, kad tikrai emociškai labai stipriai išgyvenau. Tiesiog su ašaromis grįžtavau namo iš džiaugsmo, kartais iš skausmo, iš nusivylimo, reiškia, tos žinios labai stipriai keitė visapusišką mano gyvenimą. Ir dabar 4 kurse iš tikrųjų tos emocijos, kurios buvo, buvau tokia labai jautri ypatingai, nusivylusi galbūt, nelaiminga ir panašiai. Tai 4 kurse jaučiuosi nuostabiai, aš jaučiuosi pasitikinti, aš jaučiuosi vertinga. Ir yra toks jausmas geras, kad jo apsakyti tikrai negalėčiau, labai gero. Tiesiog džiaugiuosi gyvenimu ir viskuo, kas vyksta kiekvieną minutę. Čia buvo klausimas, kokie metodai tie stebuklingi mus čia neša ant tų sparnų ir aš prisiminiau, kad mes 1 ar 2 kurse skaitėm encikliką Jono Pauliaus II, kuris yra mūsų kurso globėjas. Ir ten prasidėjo enciklika, kad protas ir tikėjimas yra 2 sparnai, kurie neša mus prie Dievo. Ir tai mes čia atėję iš tą fakultetą atradom tą 2 sparną, proto sparną, kuris iš tikrųjų bendrystėje, nes mes labai dalinamės ir toje bendrystėje augame ir ne tik paskaitų, bet ir po paskaitų. Ir tai čia mūsų tas 2 sparnas, kuris iš tikrųjų neša mus ir kai neša mus, tai kartu neša ir visą universitetą. Bet žiūrėk, Lina, aš vis prie tos pradžios grįžtu. Čia tu kalbė apie mokslą, aišku, bet aš prie tos pradžios. Prisimenim, mes susėdom taip pat 1 kartą, kai aš atvažiavau 1 paskaitą, savo 40-metę šventės, ar ne? Ir mes 1 čia paskaitą vėl susėdom aplink stalą. Ne aplink stalą, bet ratu, vėl kaip ir dabar sėdim čia, ne? Ir pradėjom bendrauti. Ir nuo to viskas prasidėjo. Nuo to prasidėjo idėjos, ir bendravimas, ir nuo to apskaitos susidimo aplink. Aišku, paskui jau, ir tada galbūt ir takoja tą kokybę į mokslą ir papildant tą bendrystę ir mokslas, galvoju, duoda rezultatą. Ir pakol kas sėdim juk ratu ir nesibėgiuojam. Kaip čia nutiko, kad, žinot, jūs vienintelis kursas, kuris turi dar ir specialųjį globėją, Joną Paulių II. Kaip čia ta mintis atėjo? Čia ne mūsų kompetencija, čia galbūt. Čia gal taip jau irgi natūraliai. Mes pradėjom nuo bendravimo ir taip toliau, ir visokių dalykų buvo. Čia tas globėjas tikriausiai, mums galbūt... Bet ir balsavimo pats pasisiūlė, ar ne? Čia... Rinkimai buvo. Jo, rinkimai buvo. Rinkimai buvo, tai mes... Laimėjo rinkimus. Jo, buvo. Šventosios dvasios pagalba. Čia studentiškas variantas. Aš norėjau pasidalinti, tai mano draugai klausė, kaip tu gali taip ilgai išklupėti bažnyčioje per mišes. Sako, aš negaliu, man keliai skauda. Ir kas čia yra, kodėl man taip skauda keliai, o tu taip, tau tai paprasta. Ir čia aš aiškiai supratau to, ko mes nesuprantam, gyvendami pasaulietiškam gyvenime. Mes nejaučiam gyvo Dievo savyje, mes nejaučiam širdyje. Mes tik tai per šventadienius arba laisvesnę dieną mes nueinam į bažnyčią ir bažnyčioje ieškom Dievo. Ne gyvenime, ne savo tarpe, bet ieškom bažnyčioje. Ir todėl, kai mums dėstytojas Benas Ulevičius papasakojo apie liturgiją, apie visus tuos slėpinius, tai taip užvedė, kad tu staiga, pakilėtas būni, tu nesupranti, kodėl tie tavo konspektai, kuriuos tu skaitai, ruošiesi egzaminui, jie kaip malda eina, tu domiesi jais. Ir ne tai įsirašo į tavo širdį. Ir tu kada dabar po 4 kurse, kai mes jau laikėm egzaminus ir drebėjom iš baimės, nes nežinom, ar teisingai mes suprantam,
tuos slėpinius ir kokia yra atsakomybė, kada tu dabar turi perduoti tą žinias, perduoti žinias vaikams, su kokia atsakomybė. Ir kai tu suprantit, kad pagrindinis dalykas, kas ir mūsų kursą ryša, tai ryša mūsų meilė artimui, mes mokomės mylėti, mes mokomės bendrauti, būdami jau vyresnio amžiaus žmonės, turim pradėti tą nuo pradžių, tai yra pradžių pradžia. Ir Dievas mus veda. Ir bažnyčioje, kada tu atsiklaupi su visa meilė ir širdimi prieš Dievą, tada tau ir kelių neskauda. Bet kai tu ateina į bažnyčią ir klaupiesi, nežinodamas dėl ko, tada būna tam tikri ir nepatogumai. Aš tik atsimenu vieną tokį, linksmą akimirką su jūsų kursu. Sakau, kokie jūs kieti. Iš tikrųjų, ten pasimeldėmės, ten atrodo vainikėlį meldėmės 3 valandą, staiga ištiko 3 valanda, sako, meldžiamės, o dėstytojas, įstrigo į vainikėlio pinklės ir meldėmės. Ir kokie kieti. Ir viena iš jūsų, dar nesakysiu kas, sako, jo, dėstytojau, žinokit, mes mylim Dievą. Ir taip, mes labai mylim Dievą. Ir taip kažkaip, nedažnai suskamba taip tikrai. Ir žinot, dar norėjau pasakyti, kad kas galvoja, kad mes čia taip dabar kalbam su tokia meilė, tokie atviri, bet iš tiesų nėra taip viskas labai paprasta ir taip lengva, kai tu ateini taip. Kiek kartų mes iš tikrųjų visas kursas tiesiog susikabinę rankom vienas už kitą meldėmės, nes jeigu to nebūna po kiekvieno semestro, po kiekvieno, tai yra noras bėgti, lėkti, taip atrodo, kad taip viskas, bet žinokit, čia nėra tik žinių įgijimas, tai yra savęs perkeitimas, tai yra seno atsižadėjimas ir naujo užsidėjimas rūbų. Tas naujas rūbas tau spaudžia, nepatogu ir noris taip mesti viską, žinokit, išlenda visi velniukai iš tavęs. Ir jeigu ne kursas susikabintų ir sakytų, Dieve, padėk, dabar reikia. Ir visas kursas meldžiasi už kiekvieną atskirai. Kiekvienas ir visi kartu mes meldžiamės vienas už kitą. Ir tik ta malda ir kiekvieną kartą prieš kiekvieną paskaitą, po jos mes atvardom savo mintis, savo emocijas. Tai tas emocijų plūsnis, žinokit, nėra taip paprasta. Po 1 kurso mūsų bėgo labai daug, liko. Ir dabar 4 kursą mes žiūrim vienas, tai yra stebuklas, kad mes esam visi kartu, nes tai tiek išbandymų. Tai yra tiek, ir kai jūs paklausėt, kuo mes esam gyvi. Tai žinot, jeigu kiekvieno įlindus gyvenimą, tai iš pašalies žiūri iš tikrųjų, kaip jis dar gyvena, šitas žmogus. Nes, realiai, man atrodo, kad kiekvieno iš mūsų, mes kiek žinom, vienas kito gyvenimas, tai yra liktai neįmanomi dalykai, ką mes galim pakelti. Bet mes lik ant sparnų, ta šventoji dvasia, tas mūsų kiekvieno palaikymas mus veda toliau ir aš nežinau, mums reikės dar tęsti. Ir begalinis dėstytojų palaikymas. Dėstytojai iš tikrųjų labai prisideda prie mūsų bendrystės ir jie savo patirtį, tiesiog mus stiprina, mus laisvina, mus veda, atveria mums tikrai didelius horizontus, kur ir jų bendravimas su mumis, tai yra kažkas didelio ir stebuklingo, nes iš tikrųjų mus labai augina ir brandina ta meilė ir jų dėmesys, ir jų žvilgsnis, ir jų pasidalinimas pačiais brangiausiais dalykais, atvirom širdim, atvirom akim ir viską tai, ką jie turi, mums nuoširdžiai ištiesia ir atiduoda. Mums dar labai pasisekė, nes mūsų kurse yra mūsų siela, tai yra sesė Justina, kuri visada mūsų jungia ir maldai, ir varge, ir visada mes jaučiam jos artimą meilę ir moko mus, veda mus tai bendrystėje. Tai mums labai pasisekė. Ir dar aš galvoju, jūs nevažiuoja mokytis, tokia profesūra yra. Mūsų laida juda link pabaigos, neišvengiamai, bet mes dar turime 5 minutės, tai žinot dabar 5 minutės tai reiškia, ką geriausia turite, galit palinkėjimą, galit mintį, laikas jūsų laikas. Klausytojai laukia. Aš tai norėčiau paprašyti, kad Dievas atsiųstų malonę ir kad visi politikai ateitų mokytis šitam fakultete. Jie žymiai geriau suprastų įstatymus, kuriuos jie kūrė ir kaip juos gyvendinti praktiškai. Ir mes jiems galėtumėm padėti. Audringi plojimai.
Taip, kaip ir lygiai taip pat sakė, man girdėjau tokias replikas, kad, sako, jam stogelis pavažiavo. Tai aš galiu pasakyti, labai labai patenkintas ir, kad su tokiu stogeliu dabar randuosi, tai tikrai stogelis, jeigu ir kitiems atrodo pavažiavęs, bet viduje labai labai gera. Aš kaip mama norėčiau pasakyti, kad Dievas atsiųstų tokią malonę, kad visos mamos eitų studijuoti čia, nes iš tikrųjų prasideda tikra brandi motinystė gavus tokias studijas. Taip, kad tikrai drąsinu visas mamas pirmin. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad kas nori tikėjimą paaiškinti protu, tegu irgi ateina studijuoti, nes labai sunku atsirinkti šitoj mūsų visuomeniai, kur yra tiesa, o kur melas, o reikia vis dėlto būti arčiau to šaltinio, tikro šaltinio, kad galėtai tą tikėjimą iš tikrųjų pažinti. Taigi prašom, jeigu kam tiesiog tokio norai kyla, laukiam šitas universitetas. Studijos atveria amžinuosius lobius, nematerialius. Jeigu galima pasakyti, ko tu ten eini studijuoti, tai nepopuliari specialybė ar dar kažkaip, tai yra visai kita vertė šitų studijų. Tu atveri savo kelią ir kitiems į nepažintus lobius ir tu praturtėji tokiais lobiais, kurių nežinau, ar materialiam pasaulyje įmanoma gauti. Tos lobius, kuriuos gauname, iš tiesų negali nesidalinti su kitais, nes mes visą laiką su kursu irgi jaučiam, kad kuo daugiau mus pripildo, tuo norisi tai, ką gauname, nešti kitiems ir dalinti tą šviesą, tą džiaugsmą. Visą tai, ką išgyvenam, iš tiesų tai yra mus praturtina visapusiškai ir iš tiesų labai gera žinoti, kad Dievas mus be galo visus myli. Ir mums turbūt maža bus eterio, mes dar kalbėtumėm ir norim pasakyti, kad mes visus mylim ir su visais norėtumėm pasidalinti ir labai jaučiam jūsų meilę. Mes jūs mylim! Opa! Dar palaukit, neatsipalduokit, reikės dar ir atsisveikinti tokiu pačiu būdu. Mėly klausytojai, primenu, jog girdėjote laidą Akademija. Ši laida buvo skirta Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Aktualijoms ir kasdienybei, ir ta kasdienybė pasirodė visiškai nepilka, bet labai gyva ir tikiuosi jums. Taip pat jį buvo tokia, kaip ir man, laidos vedėjai fakulteto dekanui Benui Ulevičiui. O dabar mes vėl sutartinai atsisveikinsime. Primenu, studijoje buvo 4 kurso religijos pedagogikos, neakivizinių studijų studentai. Taigi 3, 4. Garbė Jėzui Kristui! Su Dievu, likite su Marijos radiju.